Labadiena ir sveiki atvykę į Žalgirio areną Kaune. TV6 kanalo eteryje tiesioginė TTT Kazino LKL čempionato rungtynių transliacija stipriausioje pasaulio lygoje. Ir Juvingo puikus perdavimas, čia Džerai Granto dėjimas iš viršaus. Galtikas spėja grįžti prie Vogiuko, bet Kalniečio nuostabus perdavimas 6-1. Ir Mindaugas Girdžiūnas iš karto pakilęs nuo suolelio. Vogiukas prieš Galtiką, dviejų tvirtų vidurio puolėjų akistata. Ir Janas Vogiukas šį kartą nejėga, o technika. Zavackas, Kalnietis perduoda kamuolį Robertui Javtokui ir čia lengvi taškai. Javtokas Skirvydas Biruta, dar vienas krepšininkas Neptūno komandoje. Dabar būtent pro jį kaip prostovinti prasiveržė Olivier Hanlanas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kol kas dar Neptūno komandoje savo vietos neranda. Olivier Hanlanas perima kamuolį ir jo taškai su Danielio Juvingo pražanga. Lygiaverčių krepšininkų, tad vieno žaidėjo netekti kompensuoti visiškai įmanoma. Lukas Lekavičius, tada Neptūnas verčiasi be traumuoto Vytauto Šarakausko. Džerai Grantas dar kartą jis ir dar kartą sėkmingai. Kaip pats Lukas sako, prieš 2 metus net nebūtų pagalvojęs, kad viskas bus taip greitai. Renaldas Seibutis, geras, 9 iš 20. Motumas prieš Juvingą, Galtiko pagalba, bet Brokas Motumas pats. Neptūno derinys, šį kartą Mažeika veržiasi ir Roberto Javtoko blokas. Fiziškai stipresnis Arvydas Šikšnius, gali žaisti 1-1. Vogiukas buvo šalia, padėjo. Ir kaip puikiai aikštelę mato Mantas Kalnietis. Brokas Motumas netaikliai, Janas Vogiukas atkovoja kamuolį ir viskas dar geriau. Gavosi aikštės šeimininkams. Perdavimas Vogiukui, šis atveda Renaldui Seibučiui. Seibutis po krepšiu ir lengvi taškai. Zavackui, Arvydas Šikšnius laisvas, 3 taškai. Šikšnius pataiko pozicijoje. Žvilgsniai susižiūrėjo Kalnietis su Motumu, bet perdavimas netikslus, prasižengti žalgiriečiams nepavyksta, dėjimas iš viršaus. Pirmieji Arno Butkevičiaus taškai šiandien. Visiškai šalia Arnas Butkevičius, Venė meta per Butkevičius Milošis ir pataiko. Neatidavė kamuolio Hanlanui prie tritaškio linijos, tiesiog labai buvo nusiteikęs įmesti Janui Vogiukui, o Vogiukas puikiai prieš 2 su Vogiuku, perdavimas Hanlano link, reikia sakyti taip. Trevisas Bederis perima kamuolį ir koks blokas ne po krepšiu. Brokas Motumas baudžia varžovą. Stambulo Galatasaray. Janelis Juvingas reikia mesti, jau baiginėjosi atakai skirtas laikas. Šikšnius, Biruta po krepšiu ir Gilvido Birutos dėjimas iš viršaus, čia jau Broko Motumo. Žalgiris vėl pirmauja 6 taškais. O metimas, štai taip riečiai kamuolį atkovoja Edgaras Ulanovas. Ir štai dabar pats iniciatyvos Ulanovas ir labai paprasta. Vėl kamuolį gauna Vogiukas, na čia toks perdavimas prie pat galinės linijos, galiai signalizuoja jam, jog atakai skirtas laikas jau prie pabaigos. Kamuolį atkovoja pats Motumas, Ulanovas visiškai laisvas, 3 taškai. Buvęs Klaipėdos Neptūno puolėjas nebando prasižengti. Ulanovas Mantui Kalniečiui ir Kalnietis galutinai įtvirtina Kauno Žalgirio pergalę, 3-8. Jau naujos savaitės viduryje Kauno Žalgiris startuos Eurolygoje. Viskas yra aišku, žalgiriečiai iškovoja pergalę.